1981 m. lapkričio 21 diena. Klaipėdą talžo audra, kurios vėjo gūsiai siekia 30 m/s. Tada buvo labai nušluoti visi Kuršių Nerijos krantai. Jungtinės karalystės laivas Globa Simi ką tik užsipildė 16,5 tūkstančių tonų mazuto, o tai prilygsta 10 aukštų daugiabučiui. Bet laivo greitis buvo per menkas. Aplaidus įgulos sprendimai ir ekstremalios oro sąlygos tuoj prišauks nelaimę, kuri taps didžiausia ekologinė katastrofa Lietuvos istorijoje. Trūko techninių priemonių. Jau po 3 parų visas Lietuvos pajūris nuo Klaipėdos iki pat Liepojos pasidengs storų mazuto sluoksniu. Milžiniška žala buvo padaryta, paukščiam labai daug. Kaip likviduoti nelaimę, kuriai niekas nebuvo pasiruošęs? Patirtis likviduojant tokią avariją, žinoma, buvo arti nulinio. Laikas tampa gyvybiškai svarbus. Tais laikais pati stipriausia aplamai dokumentuota audra tai buvo 1967 metų, kada vėjo greitis viršijo 30 m/s. Tada buvo labai nušluoti, nuardyti kaip siena visi Kuršių Nerijos krantai. Bet buvo ir kitų audrų. Vienos iš tokių gana nelaimingų audrų buvo ir 1981 metais. Ir ji nebūtų buvus kažkuo labai ypatinga, jeigu ne tanklaivio Globė Simi avarija Klaipėdos uoste. Klaipėdos uostas tuo metu ypatingai laivams nebuvo visiškai toks paprastas. Visų pirma, molai buvo trumpi, uoste stipriai pasireikšdavo traukūnas, tai yra audros metu bangos ir srovės susidarydavo tokios stiprios, kad galėdavo nuplėšti laivą nuo švartavimo silynų. Dėl to audrų metu dažnai siūlydavo arba laivą perkelti į kitą vietą, toliau į sąsiaurį, arba išvesti atvirą jūrą. Į sąsiaurį toliau tuo metu netai buvo paprasta, nes uostas įplaukoje turėjo tik tai 12 m gylį. Bet toliau, ten einant į pietus sąsiaurį, dar buvo netoks didelis gylis, buvo ir 8 ir 6 metrai, žodžiu, kažkur traukti nebuvo galima. Taigi tuo metu išeitis praktiškai buvo viena - išvesti laivą į atvirą jūrą. Mano pareigos buvo tada vykdomo komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigos. Na tai miesto ūkio reikalai, statybų ir panašiai. Taip kad jau šiokia tokia patirtis, nes aš jau dirbau nuo 1967 metų. Taigi jau buvo nemažas laiko tarpas ir sukaupta tam tikra ir gyvenimiška, ir darbo patirtis. O jau buvo susidūręs kažkam smulkesnėm tokiom laivų avarijom? Žinot, su tokiom avarijom, kurios ištiktų susijęta su uosto veikla, tokios apimties tai be abejo neteko. Kaip uostuose visada būna, tai išpilimai tokie nežymus, nedideli, į Kuršių marias, tai čia, taip sakant, yra tam tikros priemonės, turėjo ir turi. Bet šitokia avarija, kuri vyko 81 metų rudenį, tai žinoma buvo neeilinė avarija, ne tik tai, kad Klaipėdoje ir Lietuvoje, bet manau, kad ir Baltijos jūroje turbūt galima vertinti kaip labai didelė ir labai susidėtinga, nes išsipylė į akvatoriją apie 16 tūkstančių tonų mazuto. Globė Simi laivas buvo berods 20 tūkstančių tonų talpos,
dabar tiksliai neprisimenu, bet jis Klaipėdoje įsipildė praktiškai iki 16,5 tūkstančio tonų. Įgula laivui stovint iškeliavo į miestą. Prasidėjus štormui, laive buvo gal ten tik keli įgulos nariai ir kapitono pirmas pavaduotojas. Kapitonas irgi buvo lauke. Uosto vadovybė pasiūlė laivui išplaukti jūrą, nes prasidėjo stipri audra ir laivui grėsė pavojus. Tačiau įgula nepilna, be kapitono ir be didžiosios dalies jūreivių. Ten iš 23 jūreivių rodos 18 buvo krante. Ir laivas neišvyko. Stovėjo vis tiek, rizikavo. Paryčiais grįžo iš miesto kapitonas, susirinko įgulą, bet visi silpni buvo. Po nakties matyti audringos kažkur tai. Ir nusprendė į jūrą išeiti tik tai, reiškia, po stiprios audringos nakties ir kitos dienos apie pietus. Pradėjo plaukti jūrą. Kai tik tai jo nosis išlindo už šiaurinio molo, bangos pradėjo daužyti ir laivas užplaukė ant seklumos, ant tetropodų ir lūžo į 3 dalis. Patirtis likviduojant tokią avariją, žinoma, buvo, jeigu ne nulinė, tai arti nulio. Ir sakykime, tai įvyko dar priedo sekmadienį, darbo dieną, į darbo antroji dienos pusėje. Buvo didelis štormas ir buvo priimtas uosto kapitono sprendimas, kad laivą laikyti prie krantinės yra rizikinga, nes lynai, kurie laiko laivą pririšę prie kranto, tai jie jau negarantavo jo apsaugą. Ir buvo priimtas sprendimas, kad laivą reikia būtinai išvesti į atvirą jūrą, ten žymiai saugiau negu laikant šitokį laivą uosto akvatorijoje. Deja, nebuvo laivo kapitono. Kažkur iš vakaro jisai buvo išėjęs, nesunku pasakyti kur, bet jo nebuvo. Ir žinoma, ėmėsi kito rango išvedimas, buvo ant to laivo Klaipėdos uosto, jūrų prekybos uosto locmanas, buvo keli vilkikai, kurie pagelbėjo, bet laivo greitis buvo per menkas, kad jis galėtų atsispirti prieš tą vėjo spaudimą ir išplaukiant per vartus, šitas laivas buvo prispaustas prie šiaurinio molo. Prispaustas prie šiaurinio molo ir žinoma įvyko ta avarija. Pradžioje atrodė lyg tai nieko, bet laivas pradėjo trukinėti į 3 dalis ir iškilo problema ne tik tai mazuto išsipylėjimo, bet ir komandos gelbėjimo reikalams. Priplaukti ten neįmanoma, tai buvo nutiestas lyno kelias nuo laivo iki kranto ir tuo lyno keliu įrengtų tam tokiu lopšiu buvo po vieną visi evakuoti jūreiviai ir laivas neteko jokio valdymo be abejo, pradėjo trukinėti ir įsilieti mazutas. Tai pirmas, taip sakant, sėkminga buvo tai, kad išgelbėti visi žmonės ir nenukentėjo. Apie tai mes sužinojome tik tai į pabaigą ir be abejo pirmaisiais darbais rūpinosi jūrų prekybos uosto vadovai, tiesiogiai, kurie tvarkė šitą dalyką. O paskui, žinoma, prasidėjo sudėtingos problemos. Kadangi pūtė šiaurės vakarų vėjas, tai visai įsiliejusi mazutą pustelėjo į uosto akvatoriją, į Kuršių marias ir tai pasiekė, kas žino, Klaipėdą, iki Kiaulės nugaros, iki vakarų laivų remonto įmonės ir žinoma visose vietose prisirinko net iki 30 cm storio mazuto sluoksnis.
Valentinai, ar pamenat nelaimės dieną? Kokios pirmos naujienos jūs pasiekė? Ar ta informacija buvo išsami, ar buvo bandoma gal truputį sumenkinti? Ne, slėpti nieko nebuvo bandoma, nes toks įvykis, gal ta informacija mus nepasiekė iš karto, kaip miesto vadovus. Jį gal pasiekė po kokių 4-5 valandų, nes, kaip minėjau, tai buvo sekmadienio diena ir be abejo, tokių informacijos šaltinių, kokius mes šiandien valdome ir turime techninės priemonės, neturime, taigi ne taip paprasta buvo ir pasiekti, bet jie mus pasiekė ir buvo, kaip sakant, kaip jau minėjau, pats svarbiausias, atėjo tamsa, atėjo tamsus laikas, vėlyvas ruduo, stiprus vėjas, didelis bangavimas, laivas sulūžo į 3 gabalus, tiesa dar ir, kaip sakant, žmonių gelbėjimas, bet to laivas liko, jis sulūžo ir liko, jis niekurgi nedingo, nafta šitą mazutas ištekėjo, o laivas, taigi jo likučiai, kurie buvo sulikviduoti dar jau net po nepriklausomybės metais, paskutiniai likučiai. 2005 metais. Jo, taip kad tos pasiekmes arba, kaip čia pasakyti, tas atsitikimas, kuris liudijo, dar buvo iki pat kaip 2005 metų. Audros metu jūros priekrantėje susidaro vandens patvanka, nes vėjas į krantą pučia ir bangos dalį perneša, reiškia prie kranto visą laiką kyla. Aukščiausia patvanka 67 metų štormo metu buvo užfiksuota virš 1,80 cm. Taigi užliedavo net krantinės kai kurias. 81 metais tokios patvankos nebuvo, bet vis tiek buvo patvanka, aš dabar neatsimenu, reiktų žinynuose pažiūrėti. Tai matyt buvo virš metro irgi. Tai įsivaizduokim, kas atsitinka. Tokiais atvejais pliažai tampa jūros dugnu. Mariose į pietus nuo uosto link Drevernos ten išsilieja užlajos, žemos pievos. Ir visas mazutas buvo pradėtas nešti marias. Užklojo pakrančių pievas, nendrynus, visur, kaip sakant, sluoksnis ištisas mazuto. Po to vėjas pasikeitė labiau į pietų ir tada likusi mazutą ėmė nešti šilgai krantų. Į Kuršių neriją labai nedaug pateko, bet viskas ėjo link Girulių, link Palangos ir taip toliau. Ir taip padengė mazutas storų sluoksnių visą krantą. Pamenu, nuvažiavau žiūrėti, kas ten daros, kai buvo praėję turbūt, gal netoli savaitės. Sargyba buvo, neįleido prie laivo prieiti, bet su uosto darbuotojais buvau šiek tiek pažįstamas. Ten susitikau žmonės, kurie pasirodė, kad yra žurnalistai iš Maskvos. Ir jie išsirūpino, kad duotų jiems didesnio pravažumo automobilį, kaip anksčiau buvo gaziukas toks kariškas, kad jie galėtų pravažiuoti pliažais, pafilmuoti ir pasižiūrėti, kas ten daros. Ir aš su jais, kaip sakant, irgi turėjau galimybę pravažiuoti šito užterštų paplūdimiu. Oras buvo labai blogas, filmuoti buvo beveik neįmanoma, nes spalio mėnuo buvo tokia, lietus beveik su sniegu, bet vis tiek įspūdžiai buvo dideli. Mes paskui nusprendėm iš pradžių privažiuodom tik prie kranto, kur buvo galima privažiuoti, o po to nusprendėm važiuoti paplūdimiu. Vairuotojas nebuvo sužavėtas šituo. Ir mes netoli Palangos pradėjom važiuoti paplūdimiu.
Ir pasirodė, kad visureigis sunkiai pravažiuoja, nes paplūdimį dengia kokį 30 vietom, gal 40 cm storio tokia, skysta danga, kurioje buvo susimaišęs mazuto sluoksniai su smėliu. Tas važiavimas buvo įdomus tuo, kad mūsų visureigis palaipsniui iš ilgai kranto negalėjo važiuoti, bet palaipsniui jis vis tempė jūros pusę. Kaip sakant, į viršų jau nebegalėjo užvažiuoti. Tai ką darys? Nusprendėm stumti. Kaip tik tai iškėlėm kojas iš to uaziko, taip nugrimzdom kone iki kelių. Ir kelnės, o mes neturėjom pasiėmę guminių batų. Tai tokie prisiminimai iš pliažo. Pliažo įvairiose vietose. Kai kur buvo daugiau privaryta, kai kur mažiau mazuto. Prisiminimais dalyjosi Greičiūnas, tai pasakojo, kad jie tuomet savo įstaigoje visi prieškambaryje turėdavo guminius čebatus, nes juosta pastoviai eidavo, o visur buvo mazutas. Tai visi išsimauna čebatus ir tada eina, nes kitai buvo neįmanoma. Kaip greitai buvo paruoštas planas likvidavimo darbų ir kaip jis keitėsi priklausomai nuo situacijos? Dėl to plano, tai žinot, čia vyko viskas, kiekvieną dieną rinkdavosi žmonės atsakingi jūrų prekybos uosto, visi žinoma pasivaikščia, pamatė visi sauliniais mazutuotais batais, tai administracija ten ir dabar tebėra, kur Klasko kompanija, ten jūrų prekybos uosto buvo tada administracija, tai žinoma ten juodas takas numintas ir pilnas mazuto. Net žinot, ir paukščiai nukentėjo, tai čia žinot, gamtai padalinta žala, kaip minėjau, buvo didžiulė ir pareikšta, aš tą skaičių jau paminėjau, bet dėja, kaip sakiau, sugebėta buvo prisiteisyti tiek, kiek draudimo kompanija buvo apdraudusi laivą, 3 milijonų dolerių ir ta suma buvo proporcingai padalinta visiems pareiškus pretenzijas. O dėl tokio plano, tai tas planas, žinot, viskas vyko eksfrontu. Čia kaip čia pasakyti, neturėjom, kad kas būtų, jeigu toks atsitiktų ir atidarom tą planą, skaitom ir vykdom. Ne, šito nebuvo, nes tokiam atveju nebuvo visiškai galvota, kad šitaip gali, bet atsitiko kaip atsitiko. Ir tada, žinoma, viskas buvo kuriama, daroma iš eigos pagal galimybės, pagal situaciją, pagal galimas savo pajėgumus ir gebėjimus. Ėjom, kaip sakant, nuo A raidės mokiniai buvom šitoj. Ir, sakykime, pabandė atvežti kažkokius tai siurblius, pabandė dar visokios technikos, jūrų laivyno čia ir uostas, kiek sugebėjo, bet efektyviausia buvo priemonė, kaip minėjau, asenizacinės mašinos ir kibirai išsemiami, tai iš uosto akvatorijos. Na, o antra dalis, kaip sakiau, pliažų valymas, teritorijų valymas, užterštų mazutų, nes jis sako, tie žiemos sąlygos, sniegas susidarė. Ir suprantat, kas atsitiko? Buvo smėlis. Ant jo užnešė mazuto. Vėl pasikeitė vėjas, vėl kažkiek pripustė smėlio. Padarė tokį buterbrodą, kokį vietom iki 15-20, gal ir daugiau centimetrų. Taigi visą šitą masę reikėjo surinkti, išvežti, palaidoti kažkur, kaip sakiau. Taigi šitie dalykai, kokį čia planus, čia viskas. Tokį vietą, kai reikėjo parinkti, tai žinoma, būtumėm su gamtininkais derinę gal pusę metų kur dėti. Bet to avarijos situacijos metu tai buvo padaryta per 3 dienas ir buvo labai sėkmingai padaryta. Galėtų tai patvirtinti, kaip sakiau, tada ponas Rapolas Liužinas. Kai nuvykote į nelaimės vietą pirmą kartą, koks vaizdas jūs pasitiko?
Žinot, to vaizdo mes nesuvokėm ir nemanėm, kad čia gali laivas, kad galėtų jisai sulūžti ir kaip čia pasakyti, taip nutikti. Čia ir svarbiausia, jau ėjo vakaras, tamsa, laivas, taip sakant, neteko jokio valdymo ir kada prasidėjo, kaip dar kartą miniu, į laivo trūkimą ir dalybos, tai buvo nebegalvojama apie laivą, buvo galvojama apie žmonės. Ir sakau, laimingas atvejis, nuo laivo buvo nutiesta kokia galbūt 30 metrų lyno kelias, per kurį į tokius ten padarytus dirbtinius lopšelius po vieną žmogų buvo iškelti ant molo į krantą ir tokiu būdu jūreiviams, suteikta kiek ten reikalinga parama, pagalba. Tai čia viskas, taip sakant, atrodė jau smulkmena prieš visą tai, kas įvyko. Na, o jau rytą išaušus pasirodė, nes tą naktį nieko daug ir nepamatėm. Rytą tik išaušus pamatėm, kai pradėjo išbėgti mazutas ir taip sakant, darytis tą kritinę situaciją. Labai sudėtinga situacija. Čia reikia patirti. Kokia žala buvo padaryta gyvūnijai ir augmenijai? Na, augmenijai pasakyti tiksliai negaliu, bet buvo be abejo didelė. Reikalas tas, kad netoli Klaipėdos tuo metu, na, čia maždaug nuo Girulių, dugne jau maždaug nuo 5-6 metrų driekėsi akmenynai, ant kurių auga dumbliai. Ir tai buvo vienos pagrindinės nerštavietės. Po to nerštavietės ten driekėsi ir toliau į pietus. Ir ties Palanga. Tai po to tas arealas, ta dugno akvatorija, kuri padengta akmenim ir tais dumbliais, traukėsi į pietus, nes matomai vis tiek daug to mazuto nusėdo ir ant dugno, ant tų akmenynų. Milžiniška žala buvo padaryta, paukščiam labai daug, paukščiai įsipainioja, tai biologai žmonės rinko, bandė plauti tuos paukščius nuo mazuto, tiesiog mirė daug. Na, o sausumos, tai nuniokotas buvo kopagūbris ir taip smėlio trūko paudros, o po to dar išvežta daug užteršto. Tai viskas, kai susidėjo, aš nežinau, turbūt ten gal milijardas būtų nuostolių šių dienų, jeigu kainom. Ir iškilo problema, o kaip ir kokiu būdu jį dabar surinkti nuo vandens paviršiaus. Tada uostas buvo pavaldus TSRS jūrų laivyno ministerijai ir po kelių dienų TSRS jūrų laivyno ministerijos ir Klaipėdos uosto pastangomis buvo pasamdytas iš Vokietijos laivas, kuris čia atplaukęs, įskleidęs tokius sparnus, pabandė apgaubti tas nesboninės užtvaros, kurios saugo. Jos jau tokio galingo štormo nesugeba atlaikyti ir užlaikyti šitą mazutą. Bet pasirodė ir šito laivo galimybės yra praktiškai nulinės. Tai kągi daryti? Buvo pabandyta. Yra tokios asenizacinės mašinos, kurios vartoja, kada yra fekalijų išgrebimo duobės, tai jos išsiurbia, ten jas talpina po 3-5 kubinius metrų skysto to turinio ir pabandyta šitą mašinom surinkinėti šitą nuo paviršiaus mazutą. Ir tada iš Lietuvos ir vyriausybės, tada Ksaveras Kairys buvo ministrų tarybos pirmininkų pirmoji pavaduotojai, kuris rūpinosi tais klausimais. Iš visos Lietuvos ir dalinai iš Kaliningrado daugiau kaip
100 vienetų buvo organizuota šito transporto priemonių, asenizacinių mašinų ir pabandyta statyti prie krantų įvairiuose uosto teritorijos ribose, įmonių teritorijos ribose, siurbti ir vežti Klaipėdos naftą, išpilinėti ir tokiu būdu surinkinėti. Bet kadangi tos mašinos ir siurbliai nepritaikė tokiam produktui surinkti, pradėjo išeidinėti iš rikiuotės ir tos. Tada buvo mobilizuota kita priemonė. Žmonės darėsi plaustus įmonėse ir darbininkai su kibiriukais pasistatė bačkas, sėmė nuo vandens paviršiaus, pylė į bačkas, bačkas kėlė į krantą, tada gabeno į naftos įmonę ir tokiu būdu antras surinkimo būdas. Bet tai vyko tol, kol gal 2 ar 3 dienas, kiek pamenu, kol buvo šiaurės arba šiaurės vakarų vėjas ir tekėjimo iš uosto akvatorijos nebuvo, bet pasikeitus vėjo krypčiai plūstelėjo viskas į atvirą jūrą. Va čia ir prasidėjo antras sudėtingas etapas. Bandyta kviesti vokiečius. Vokiečiai atsiuntė naftos surinkimo laivą. Bet pasirodė, kad jis visiškai buvo nepritaikytas mazuto surinkimui. Tuo metu apie 7 laipsniai tik buvo vandens temperatūra. Taip, kad garavimo nuo vandens beveik nebuvo. Jisai nesiskaidė ir sudarė tokią kietą košę vandens paviršiuje. O naftos surinkimo laivas buvo pritaikytas lengviem naftos produktam, tai yra benzinui, žibalui, tokio tipo. Tai jisai pusę dienos padirbo, užsikišo visi jo siurbliai, ir jisai, kaip sakant, stovėjo prie krantinės, toliau dirbti negalėjo. Tada nežinau, kas pasiūlė, kad reikia kviesti asenizacinės mašinas. Tada iš visos Lietuvos buvo mobilizuotos asenizacinės mašinos, iš visų rajonų. Bet jos padirbę keletą dienų irgi užsikimždavo. Siurbliai nepatraukdavo tiek. Bet vienu žodžiu, asenizacinės mašinos pasiteisino geriausiai. Bet asenizacinės mašinos nuo pliažų netiko. Jos galėjo siurbti tik nuo krantinių. Tai įsiurbė nemažai vandens ir naftos mišinio. Iškilo klausimas, ką daryti su pliažais. Atrodė, kad mūsų kurortams mirties nuosprendis. Pliažai užteršti, kad juos nuvalyti nėra tokių pajėgų, bet čia sovietinė sistema parodė savo centralizuotą tokią galią. Buvo įsakyta mobilizuoti iš visų įmonių, organizacijų žmonės, kiek valandų turi atvažiavę į pajūrį atidirbti, su savo technika, ekskavatoriais, mašinomis ir pradėjo valyti paplūdimius. Paplūdimius valė, bet iškilo kitas klausimas. O kur dėti nuvalytą? Tada geologai buvo mobilizuoti, rinko vietas, kur galima būtų laidoti. Buvo išrinktas žvyrdobės, kaip sakant, savartinai ir ten buvo vežama. Matot, reikėjo parinkti vietą tokią, kur jis negalėtų plysti gilin į gruntinius vandenis, kad būtų apačioj molio padas. Tai geologai irgi labai ekstremaliom sąlygom ten per savaitę ir kiek tai aš neatsimenu, turėjo staiga surasti, ištirti visus tuos tuo metu naudotas žvyrdobės, karjerus, kur
berods Pramančių ar kokiam čia savartinė buvo tada surasta ir ten supilta 10 000 kubinių metrų to mišinio. Pasisekė, kad ne vienas žmogus nežuvo iš laivo. Gelbėt buvo sudėtinga, nes audra siuto, o laivas perlūžo, nors jis buvo visiškai prie molo, bet molas tai buvo apneštas irgi mazutui, slidus. Tai reikėjo žmonėm nutiesti lynus nuo laivo nuolaužų iki molo, kad galėtų žmonės saugiai palikti laivą. Po to vėjo ta kryptis kaitaliojosi ir dalis šito mazuto nuo paviršiaus viskas buvo sunešta į krantą ir užteršė visus pliažus, pradedant nuo Klaipėdos Melnragės iki Palangos ir, kaip sakau, iki Latvijos sienos ir dar kliuvo ir kaimyniniai Latvijai. Tai va čia prasidėjo antras sudėtingas etapas. Kaip dabar čia daryti? Tai va čia ir buvo jau organizuota labiau miesto įmonių ir miesto visuomenės darbas, kad bandyti surinkti. Pirmiausia, surinkti, antrą, kur dėti. Labai operatyviai, kartu su Gamtos apsaugos komitetu, tada, kiek pamenu, toks buvo garbus mokslininkas ir šiandien dar gyvas Rapolas Liužinas, jeigu jis jį kur nors pamatysit, galite ir jį pakalbinti. Tai buvo parinkta vieta nuo Klaipėdos maždaug apie 15 km Kiškėnų kaime, kurioje buvo galima vežti tą renkamą smėlį užterštą mazutų, transportu ir sandėliuoti. Kadangi pravažiuoti buvo labai sudėtinga, tai buvo klojami lentiniai ir tokie mediniai takai mašinom pravažiuoti, bet artėjom į žiemą visiškai, pasidarė gruodžio mėnuo, iškrito sniegas, užnešė viską. Kitaip tariant, teko nutraukti šitą darbų pliažuose valymą ir palaukti, kol ateis pavasaris. Ir pavasarį šitą darbą pradėjom toliau. Pasitelkėm miesto įmonės ir organizacijas, koliukais užkalėm visiems po 50 metrų pliažo ir, taip sakant, talkos būdu valymas. Tas valymas užtruko iki, turbūt kiek pamenu, iki birželio gal net mėnesio. Kiek vyko laiko likvidavimo darbai, nes visus metus, man atrodo, tenais kasė. Jo, bet faktiškai pliažai tai buvo nuvalyti iki vasaros. Iki vasaros. Bet 600 000 kubinių metrų smėlio tai išvežė. Iš pietų į šiaurę yra toksai nešmenų srautas. Tai šitas nešmenų, vadinamasis nešmenų srautas, tuo metu, tai aš turiu galvoj dar apie tuos 80 metus, kai buvo tam tikras Klaipėdos uosto įplaukos kanalo gylis, kai buvo tam tikri molai dar trumpi, perneštavo iš pietų į šiaurę apie 500 000 kubinių metrų per metus smėlio. Tas smėlis guldavo į pliažus, tai ir Palangos susidarė kopos ir taip toliau, dėl to, kad visą laiką ta migracija vyko. Tai ką reiškia išimti iš mūsų kranto, nuo tarp Klaipėdos ir Šventosios, 600 000 kubinių metrų smėlio. Tai reiškia išimti daugiau negu smėlio biudžetas per vienus metus buvo. Tai nors čia ir taip trūkdavo smėlio krantams, trūkdavo, tai nors periodiškai, bet būdavo ardomi ruožai kai kurie. Tai po šito tokia kranto arda žymiai paūmėjo. O jeigu imt po to, tai po to dar daug kas buvo. Prailgino molus, tai dar labiau pradėjo gilinti Klaipėdos uostą, iškasė kanalą.
dabar jau 16 su virš metrų. Tai įsivaizduojat, smėlis, jeigu eina iš pietų į šiaurę, papuola į kanalą, jį čia išgriebia iš karto, išveža į sąvartyną. Tai dabar už tai reikia papildyti Palangos krantai. Čia buvo organizuota ne viena ekspedicija. Atvažiavo maskviečiai iš okeanologijos instituto, kurie turėjo laboratorijas, ėmė mėginius vandens. Šiaip naftos produktai vandenyje skyla, dalis išgaruoja, dalis pereina į suspensiją, nafta vanduo arba vanduo nafta, arba galima repelentais skaidyti naftą, tai yra purkšti. Bet mazutui šitie dalykai pasirodo netinkami. Dalis naftos buvo išmesta į krantą, dalis į uostą ir Kuršių marių krantus, o didžioji dalis pasiskirstė pliažuose. Susimaišė su, aš kaip minėjau, bangos veikia nevienodai. Audrėjimo fazėje traukia į jūrą daugiau, o rimimo fazėje į krantą išmeta. Dėl to tas vyko judėjimas, mazutas susimaišė su smėliu, tai dalis tokiais gurvuliais buvo nutraukta į jūrą, į priedugnę, dalis susimaišė ir tapo pliažo dalimi, kažkur palaidota giliau. Paskui reikėjo viską imti, nukasti, kartais paviršius atrodė ir visiškai švarus, bet giliau buvo irgi mazutas. Va dėl to daug, man rodos, 11 000 tonų naftos buvo išskirta iš viso, iš šito surinkta išskirta. Tai kiek teoriškai jos liko jūroje? Tai jūroje liko ne tiek daug dugne. Kaip greitai poilsiautojai grįžo į pajūrį? 81 spalį įvyko nelaimė, ar 82 vasarą? 82 metų jau pradėjo naudoti. Sakau, tas valymas darbai užsitęsė taip jau pagrindiniai iki birželio mėnesio ir gal birželio dar. Nesuprantat, įvažiuoti tos pliažus su sunkia technika sudėtinga. Ten irgi reikėjo daug darbo rankų. Tai vat, taip sakant, taip geranoriškai, truputėlį paspaudžiant, kai dar kartą pasikartoju padalinta, buvo ten pliaže apšvietimo stulpai. Tai buvo lengva, nuo vieno apšvietimo stulpo iki kito, o šitai organizacijai sekančiai. Bendrai padarėm iš lentų pravažiavimo kelius, tokius, kad automobiliai pravažiuotų, kad pakrovėjai galėtų pakrauti, o žmonės rinko į kibirus, nešė, pylė, šiek tiek technikos panaudojo. Praktiškai reikėjo daug rankų. Ta pati darė ir Palangoj, ta pati darė turbūt ir Šventojai. Kaip žiūrėjo Maskva į šitą nelaimę? Ar jie žiūrėjo pro pirštus, ar jie norėjo, kaip tik jautė spaudimą iš viršaus, kad turi sutvarkyta viskas būti kuo greičiau? Matot, man rodos, aš sakyčiau, kad mes kažkokios, vat ką jie padarė, jie susiorganizavo, kad iš Vokietijos atkeliautų tas specialus laivas, kuris irgi gali sėkmingai darbuotis, kada ten galbūt labai minimalus bangavimas, jis įskelia tokius sparnus ir jis ten kažkur apie 40 ar 50 metrų gali apglėbti tą išpiltą jo. Bet kada yra štormas ir didelis, reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Tarybų Sąjungoje tokių priemonių nebuvo, nes pabandė iš vokiečių pasisamdyti. Tuo labiau uostai, sako, vienintelė tokia efektyvi priemonė tai boninė užtvara, kurie ir dabar turi laivai, ir uostas turi, ir uosto tarnybos turi, jo kiek tai uosto akvatorijai reikia. Supraskim vieną dalyką. Tada Lietuvai šitas teko
tvarkytis vienai. Niekas nepadėjo. Nu, tiesa, iš Kaliningrado atsiuntė ten irgi tų asenizacinių mašinų. Bet šiandien, pavyzdžiui, tai mes galim pasitelkti ir Lenkus, ir Latvius, ir Vokiečius, ir iš visos Europos. Visas jūrinės šalis. Jos toj pat ateitų į pagalbą, jeigu atsitiktų toksai įsiliejimas. Tada nieko. Ir be to sovietai neturėjo jokios technikos. Juk jie, nu ir kas, kad užteršta. Per savo gyvenimą aš kelis sezonus dirbau šiaurėje. Barenco jūros krantas. Uolėtas, statūs krantai ir karinės bazės. Nu, tarkim, kokia nors Gremycha. Tai Gremychos kariniai bazai, kur stovi povandeniniai laivai ir šiaip kariniai laivai, prie kranto, bangos teliuskuoja, rami jūra, mazuto sluoksnis, nu mazuto ar aplamai naftos, kokį 40 centimetrų. Kodėl? Nu todėl, kad jiem nerūpėjo, užteršta ir velniai nematė. Ar tuo metu labai kas suko galvą, tai pas mus Pabaltijai čia labiau žiūrėjo į gamtos apsaugą, vis tiek buvo jau kitas lygis mūsų kraštuose. O taip Sibire šiauriai, kas ką žiūrėjo, kas ką norėjo, išmetė, išpylė už borto ir viskas. O kariniai bazė niekas ten neįeidavo. Ten dar nuo karo laikų buvo užteršta. Kai laivai Lend-Lyzo vežė paramą, tai aš kaip žiūriu ir lyginu, tai mums tai buvo klaiku. Ko labiausiai trūko likviduojant avarijos padarinius? Trūko techninių priemonių. Vienintelė techninė priemonė, kuri buvo, tai yra tokios vadinamas boninės užtvaros. Jos yra nuleidžiamos į vandenį, atitveriama kokia tai tokia jo dėmė, naftos, mazuto, bet jin efektyvi tada, kada nėra bangavimo. O kada yra bangavimas, jos aukštis gal ten 30 centimetrų, tai viskas eina per viršų, jos nesugeba sulaikyti. Bet ramiam, kada yra, tai viskas tas gerai, kur nors kraunant uosto teritoriją ar tarkim, būtingiai, ten iškraudinėjant naftos produktus. Jeigu nutiko, nu tai ką, užtempė, susirbliai surinko. Dabar, žinoma, atsirado ir technikos daugiau, reikia pripažinti. Aš negaliu taip kategoriškai teikti, bet Klaipėdos uostas arba neturėjo tokių priemonių. Neturėjo tokių priemonių ir Tarybų Sąjungos TSRS jūrų laivyno ministerija. Ir aplamai, matyti tokiem dalykam, nu, tie metai dar buvo ne visiškai tinkamai, kad galėtų įvykus tokia nelaimė operatyviai ką nors padaryti. Kokios ilgalaikės pasekmės buvo po šitos nelaimės? Gal kai kurios juntamos iki dabar? Nemanau. Čia kiek buvo sudėtinga likviduoti avariją, tai tiek jinai nesukėlė tokio didelio užterštumo, kaip būtų lengvi produktai sukėlė. Sakykime, yra Gerlacho vokiečio monografija, kuris kaip tik tai nagrinėja didžiausias pasaulio avarijas. Tai skaito, kad mazutas tuo požiūriu lengviausiai. Jisai ne taip greit skaidosi, bet jį vis tiek lengva surinkti dar. Tai dugne jo liko nedaug to mazuto. Vis tiek didžioji dauguma buvo išmesta į paplūdimius. Na ir čia rankiniu būdu buvo rinkta. Neįsivaizduokim, kad vien tik tai ekskavatoriais ir savivartėm. Kasvai, šupeliais žmonės
kasė, rinko. Tai yra buvo pirma pasaulyje tokio masto nelaimė pramoninė. Tai ar galima sakyti, kad ne tik mes iš jos pasimokėm, bet ir visas pasaulis? Visiškai teisingai. Visas pasaulis pasimokė iš šios avarijos. Labai yra daug publikacijų, mokslinių publikacijų. Čia ir mūsų žmonės atliko tyrimus, geologai, chemikai ir ypatingai daug maskviečiai, Okeanologijos instituto. Mes kaip tik tai tuo metu su Maskvos Širšovo vardo Okeanologijos institutu daug bendraudavom, būdavo sovietiniais laikais daug bendrų ekspedicijų, tiek pas mus, tiek įvairiuose kitose jūrose, Juodojoje, Kaspijoje, ten ir kitur. Tai. Kokios saugos priemonės atsirado po šitos nelaimės, kurių anksčiau nebuvo? Kokie saugikliai? Nu, visų pirma, tvarkos žymiai daugiau. Žymiai daugiau. Visiškai nauja technika perpilimo šiandien. Juk mazutą į laivus taip lengvai neperpila, jį kaitint turi. Žinai, tai automatinės sistemos, kurios gali atsijungti. Nors yra buvę ir daugiau ir po to, kad, sakykime, ten išpila 10 tonų kokio kūro į vandenį. Tokių atvejų buvo. Ir sovietiniais laikais, ir ko gero ir Lietuvos laikais. Aš dabar neprisimenu visų. Tai visų pirma, sakau, pati technologija pakito. Antras dalykas, uostas jau dabar turi visą eilę techninių priemonių. Boninės sistemas. Jų nemažai turi, kad gali užtverti, pavyzdžiui, žinai, visą akvatoriją, į kurią liejasi ar mazutas, ar kūras koks. Turi laivus, kurie surenka mazutą ir teršalus kitus. Nu, turi ir gaisrų gesinimo laivą dabar turi. Žodžiu, visas techninės priemonės. Pasikeitė visa juridinė bazė. Yra priimti atitinkami įstatymai, darbo taisyklės ir taip toliau. Taigi dabar tikimybė, kad tokia avarija bus labai maža. Antra vertus, uostas pats pasikeitė, nors dabar įplaukia žymiai didesni laivai. Bet yra padidintas gylis, prailginti molai. Tai visiškai, visai kitos sąlygos. Tas traukūnas vadinamas, kuris, kaip sakant, veikia. Jis veikia ir dabar, bet nėra jau toks stiprus, kaip ankstesniais metais būdavo. Iškilo ir teisinis reikalas, klausimas. Kažkas tai turi būti atsakingas. Na ir visos įmonės, visos organizacijom buvo pasiūlyta pareikšti pretenzijas dėl patirtų nuostolių. Pareiškė ne tik tai, sakykime, įmonės, organizacijos ir Klaipėdos miesto savivaldybė ir Palangos, ir Palangos verslininkai, kurie tikėjosi vasarą gauti pajamas, jas dėl užteršto pliažo be abejo negaus. Ir buvo surinkta tų pretenzijų 700 milijonų rublių. Iškilo klausimas, kur nagrinėti. Laivas, jisai dabar nepamenu, su kokia vėliava ir kokiai valstybei. Gibraltaro vėliava ir Didžiosios Britanijos. Ačiū jums, jūs įsiminėt geriau dabar. Taigi buvo pareikšta pretenzija. Laivas apdraustas, kaip minėjau, pareikšta buvo 700 milijonų rublių pretenzijų. Įvyko teismo, kuris vyko Klaipėdoje ir tada vadinamo liaudės teismo pirmininkui posėdžiui pirmininkavo Silvestras Doda. Ir kadangi laivas buvo apdraustas,
3 milijonam dolerių, tai proporcingai pareikštom pretenzijom 700 milijonų, proporcingai buvo padalinti tie 3 milijonai dolerių kiekvienai organizacijai ir draudimo kompanija, kuri buvo apdraudus šitą laivą, padengė šitos nuostolius. Kitaip tariant, kaltės locmanui nebuvo pripažinta, nes locmanas nėra atsakingas už laivo vedimą, jis yra kaip patarėjas laivo kapitonui. Laivo kapitono nebuvo, gal paskui ten savininkai ar kitos organizacijos, kur tai ir turėjo kokius teisinius ginčius ar teisinius įvertinimus laivo kapitono, tačiau, sakykime, tuom ir užsibaigė. Kaltas buvo kapitonas, pripažintas kaltu. Be abejo, bet jie nuostolius tai atlygino taip menkai, kad juokingai. Ar buvo įmanoma apskaičiuoti, kokia yra žala gamtai? Oi. Tai gal šiandien tai būtų įmanoma, bet tada tai nebuvo nei metodikų. Juk nieko nebuvo. Tai kaip tada atsipirko Didžioji Britanija Sovietų Sąjungai už šią nelaimę? Kaip atsipirko, man atrodo, kažkas ar ne 150 tūkstančių dolerių sumokėjo. Iš viso už visą šitą nelaimę? Tiksliai dabar negaliu pasakyti, bet taip, tokia maždaug suma. Tai o kiek, yra kas nors paskaičiavęs, kiek kainavo vien smėlį išvežti iš... Aš nežinau, šiandieniniam kainom tai būtų, žinai, 500 milijardo turbūt. Tai ne tik išvežti, po to rekultivuoti reikėjo, perdirbti viską. Juk buvo ir iš tų savartynų pagaliau išimta ar perdirbta, sutvarkyta, mazutas atskirta nuo vandens. Tai milžiniškas darbas. Ir pagaliau reikėjo tą smėlį kompensuoti vėl, tvarkymo darbai paplūdimių visų. Tai ne tik išvežimas. Juk Palangoj, čia mano knygoje yra vaizdai iš Palangos, kaip tą smėlį sėmė, vežė. Žodžiu, tai buvo labai sudėtingas darbas. O kiek žmonių buvo įtraukta? Taigi 1000 žmonių atitraukta nuo darbo. Kiek technikos surinkta. Tų asenizacinių mašinų, tai automobilių, tai neturėjo tuo metu rajonų centrai tiek, kiek dabar, gal ten iš viso viena mašina buvo. Tai įsivaizduojam irgi kokie nuostoliai, į kažkokio tai darbo netliko. Jų remontas po to, kai užsikimšo viskas. Ten savaitę gal padirbo ir iš kitų reikalavo jau valdžia, kad siūskit kitas. Šiandien būtų labai sunkus likvidavimas. Tada taip, ką jis sakė, partija ir vyriausybė ir visi važiavo kaip į lažą, kaip į kariuomenę. Reikia prisiminti, kad šitą nebuvo net sutarčių. Jeigu jūs būtumėt 70-metį išėję į pliažą, taigi pliažas buvo nuklotas rąstais, lentgaliais, elektros lemputėm, dėžėm plasmasiniam ir mediniam, nes viską buvo galima mesti už borto. Ir tik po to tarptautiniai bendruomeniai sutarusis, buvo jau priimta nutarimai ir nustota teršti jūrą. O iki to laiko, o šiaip sutarčių Sovietų Sąjunga tai neturėjo iš viso jokių. Tai niekos, ten juokingai, tai mūsų teisininkai irgi išmanė tą jūrų teisę, juk nebuvo. Ten iš Maskvos gal atvažiavęs koks buvo konsultantas, bet tai turėjo teistis vis tiek klaipėdiečiai pagal visus įstatymus, nes uostas, tai uosto turėjo būti ir atstovas. Tai ten buvo sudėtinga. Įsivaizduokim, kad Lietuva visiškai neturi pajūrio, kurortinio pajūrio. Kodėl mes Palangoj vežam smėlį? Juk tai milijonus kainuoja. Vien atveš smėlis iš Juodkrantės priekrantės, Juodkrantės ten 30 maždaug metrų gylio,
į Palangą kainuoja kubas apie $7. O mums reikia atvežti, sakykime, 500 000 kubinių metrų. Reikia nutiesti vamzdynai, pritraukti techniką speciali, specialūs laivai. Tai tos šalandos ne šiaip tokios ten kad galėtų praverti dugną, arba atvirkščiai, kad išpurkšt galėtų, arba prisijungti siurblį ir iš jūros prie kranto laivas nepriplaukia, reikia vamzdynais tiesti. Geležinius vamzdynus, kone metro diametro vamzdžiai. Žinot, kad tokį kiekį perpumpuoti. Jūs minėjot, kad žala be gamtos žalai buvo paskaičiuota 770 milijonų. 700 milijonų rublių. Tuo metu kursas su Amerikos doleriu tikriausiai 1:1. Taip sąlyginai galima būtų vertinti. Ten gal buvo net rublis vertingesnis, bet tai vertingi 1:1. Ar nebuvo galimybių atgaus nepriklausomybę ir atsiradus tam tikriems juridiniams aparatams įsiieškoti iš Britanijos tos sumos? Man rodos, kaip čia, kova su vėjo malūnais, beviltiška. Čia net gaišt laiko, sakykime, pradėti ieškoti, reikia samdyti vėl teisininkus, patyrusius, turinčius gerą patirtį, labai gerą patirtį tarptautiniai jūrų teisėjai ir kad suformuluoti ir pasiremti, tai čia būtų dar papildomos išlaidos, o naudos aš nemanau jokios. Taip kad čia apie tai šiandien jau reikia su tuo susitaikyti ir tik tai gyventi prisiminimais. Ar yra kas nors, ko mes išmokom iš tos nelaimės? Nu, yra, bet pasakyti, kad 100% pasimokėm, tai negalima, juk turėjom ir kitų avarijų po šitos. Turėjom ir naftos terminalę avariją, tai žinoma, net ne 1000 tonų, tada įsiliejo apie 60 skaito tonų naftos į jūrą. Daug ko galim pasimokyti. Foninių tyrimų dažnai trūksta. Suprantat, aš kada kėliau klausimą, kai rusai buvo pradėję statyti prie Šešupės atominę elektrinę Kaliningrado srityje. Aš tada kėliau klausimą, kad mūsų Nemuno deltoje būtinai reikia padaryti geocheminę nuotrauką radionuklidų paplitimui. Nes jeigu įvyktų avarija, pavyzdžiui, per potvynį, toje elektrinėje jau pastatytoje, ir radionuklidai paplistų, tai Kaliningrado srityje, ten Nemuno deltoje yra žemos polderiai, tai yra pylimai aukšti. O Lietuvos pusėje vyrauja vasaros polderiai, užliejami pavasario potvynio metu. Tai tokiu atveju visa tarša radiacinė terktų mums. Ir jeigu atsitiktų taip, kad reiktų vėl bilinėtis, mes neturėtume jokių argumentų, jie sakytų, o čia natūraliai taip ir buvo. Nes mes jokios nuotraukos neturim padarę. Tai tas pats ir jūroje. Kai įvyko avarija ties Būtingė, tada kas? Duomenų neturim, užterštumo foninio, tai latviai sako, čia jūs dabar užteršėt, o iš tikrųjų tai pas juos taip ir buvo iš anksčiau. Kaip dabar jau žinom, kad net, pavyzdžiui, jie atliko tyrimus vieni, lietuvių neprisėmė savo pusėje. Tai ištraukė, sakykime, dumblius, užpila alyvos kokios, nufilmuoja, užterštumas koks. Tai juk neįrodysi, kad taip nebuvo, bet tokių faktų pasirodo buvo.
ar kokie žuvį, žinai, aptaškyta. Ar nebuvo minčių, kad tiesiog Lietuvos kurortinio pajūrio neliks, nes buvo išvežta šimtai tūkstančių kubinių metrų smėlio? Kaip dabar mes vis dar turime lietuvišką pajūrį? Matot, gamta yra pats geriausias turbūt gydytojas. Ir sakykime, yra uostas, yra uosto įplaukos kanalas, kuris pastoviai yra gilinamas, arba išgilintas jis turi būti palaikomas gylis jo, o palaikomas gylis, nes smėlis tas juda, jisai ir užneša tą kanalą. Tai pastaraisiais dešimtmečiais yra pabandyta ir pamaitintas, kaip sakoma, tokia terminologija, valant uosto įplaukos kanalą, tvarkanti prie jo, tai pamaitinami ir pliažai. Na, o gamta, žinoma, pataisė viską ir, tarkim, jau pastaruosius dešimtmetį niekas to nejaučia, o jaunieji net nežino, kad toks įvykis ir įvyko. Tai mes čia tie vyresnės kartos žmonės dar šiek tiek prisimenam. Ką Britanijos laivas po Gibraltaro vėliava darė Sovietų Sąjungoje 81 metais? Pirko naftą. Tai priekyba tarp vakarų vis tiek vyko? Taip. Klaipėdos uoste 50-mečio gale buvo įsteigta naftos bazė. Naftos bazė. Šiaip Klaipėdos uostas skaitėsi žvejybinis, bet buvo naftos bazė ir iš tos naftos bazės tai buvo daugiausia mazutas, buvo pastatyta talpos ir po truputį 70-metį jau pradėjo eksportuoti. Šita eksporto bazė dirbo labai gerai. Tuo metu, jeigu viršydavo nustatytas užduotis eksporto bazė, tai jai tada pervesdavo valiutą už viršplaninį eksportą. Lietuva taip gaudavo šiek tiek užsienio valiutos. Tokia pat valiuta gaudavo, pavyzdžiui, už grybų eksportą, šiek tiek išvesdavo. Ir vat šiek tiek viena iš daugiausiai pajamų duodančių tokių įmonių, tai buvo ta naftos bazė, nes jinai labai gerai tvarkėsi ir visą laiką viršplaninių pajamų turėjo. Tai įdomumo dėliai galiu dar pasakyti, kad kada iškylo klausimas po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kur statyti naftos terminalą, tai tada Lietuva turėjo $100 milijonų Vnešekonom banke, kuriais disponavo pati Lietuva. Reiškia, ji buvo iš sukauptų šitų lėšų viršplaninės produkcijos eksporto. Ir tuo metu galėjo pasistatyti naftos terminalą už šitos pinigus. Bet čia kita tema, kaip pradėjo blokuoti žalieji, Neste, sakykime, kol žalieji blokavo naftos terminalo statybą Klaipėdoje ties Olando kepurė Giruliais, ten Kopūstų kaime, beveik 2 metus vyko aršus mūšiai tarp įvairių grupuočių. Tai per tą laiką Lietuvoje įsitvirtino Neste. Kadangi Lietuva laiku nepasistatė to terminalo, per 2 metus, kol vyko čia visokios derybos, stumdėsi, kurioj vietoje, tai vieni neleidžia, kiti nenori, treti taip. Tai Maskva likvidavo šitą sąskaitą Vnešekonom banke. Ir mes turėjom iš savo lėšų statyti naftos terminalą Būtingė. Ar manot, kad visuomenė pakankamai nušviesta šią temą? Ar jai buvo per mažai skiriama dėmesio?
Nu, tuo metu buvo nušviesta. Visi laikraščiai apie tai rašė, nes kiekvienas net rajoniniai laikraščiai rašė. Nes tai buvo aktualu, nes kiekvienam rajonui reikėjo iš kokios tai įmonės išimt brigadą, ką tai nusiųsti 10 žmonių. Tai čia tikrai nebuvo slapta. Pavyzdžiui, imkim avariją traukinių susidūrimo, kai nuvirto nuo bėgių chemijos produktai prie Pagėgių. Tai buvo žiauri avarija su nežinau kokiais, ten juk karinės bazės buvo ties Pagėgiais ir nuvirto ta avarija, tai užslaptinta buvo. Tai ten žmonės visus evakavo tuo metu, kad neišsinuodytų ir taip toliau. Tai pratylėta buvo tokie. Tai šita nebuvo tokia, kad būtų pratylėta, vis tiek ir sąjunga visa žinojo, bent kas jūrą tyrinėja, tai visuose institutuose nuskambėjo. Ir čia nuslėpti nebuvo įmanoma. Visi pliažai užteršti uostui, reikia dirbti, žmonių mobilizuoti tūkstančius. Taip, nemanau, kad būtų. Bet tai, tas kapitonasgi kažko negavo, jam licenciją gal atėmė, nežinau, ar tik apribojo. Kaip galvojate, ar praėjus 50 metų beveik po šitos nelaimės mes kažko išmokom iš jos? Matot, tie, kurie išmokom, jau dabar poilsiaujam arba iš vis jau jo. Tie, kurie dabar dirba, jiems šito neteko. Tai aš labai abejočiau. Dabar, žinoma, tokį klausimą galbūt šiek tiek daugiau yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Tiesa, man teko būti prie kūrybos tos direkcijos. Mes tada specialų vieną laivą nupirkom ir jį pertvarkėm į gelbėjimosi laivą. Jis ilgai buvo priklausomas uosto direkcijai, bet paskui šitas funkcijas iš uosto direkcijos perdavė kariškiam ir dabar to laivo jau net uosto direkcija nebeturi, nes jin sumažėjo jos, ta prasme, atsakomybė, jin yra kažkiek atsakinga už pasiekmių likvidavimą uosto akvatorijoje, o kas jau už uosto vartų, tai jau jiem čia nebepriklauso. Taip kad gal kokius planelius jie dabar ir turi, tiesa, jau praėjo man ir ten, kai aš nedirbu 5 metai, sakykim, taip kad viskas keičiasi, viskas atsinaujina, tobulėja ir manau, svarbiausia, daug dievė, kad nebūtų tokių nelaimių. Bet nuo jų niekas nėra apsaugotas. Per pasaulį vis tiek pagal tikimybių teoriją kažkada, kažkiek, tai periodiškai kažkur kažkas įvyks. Ir lėktuvai krenta, ir laivai skęsta, ir išsipila naftą. Na, bet ką darysi?